Ar kartais pasvajoji, kaip būtų gerai turėti išmanųjį automobilį, kuris už mokamą stovėjimą galėtų susimokėti pats, visada turėtų grinųjų ir tiksliai žinotų, kiek laiko stovės. Svajonės svajonėmis, o paprastesnis būdas sumokėti už automobilio stovėjimą jau yra. M-Parking – lanksti, lankstesnė, lankščiausia mokėjimo sistema. Mokant telefonu nebereikės ieškoti nei bilietų automato, nei monetų kišenėje. Šiai paslaugai užsakyti tereikia išmaniojo arba mobiliojo telefono, o visi mokėjimai bus įtraukti į tavo mobiliojo ryšio operatorių teikimų paslaugų sąskaitą. Jei turi išmanųjį telefoną, parsisiųsk ir įsidiek nemokamą programėlę, skirtą Android arba iOS operaciniai sistemai. Arba užsisakyk paslaugą trumpąją žinutę. Tai gali padaryti net neišlipęs iš savo automobilio, arba net neišėjęs iš namų, jei nori užsakyti paslaugą iš anksto. Toliau viskas dar paprasčiau. Įvesk automobilio, už kurį nori sumokėti valstybinį numerį ir nurodyk rinkliavos zoną Vilniaus mieste. Išmaniajame telefone gali pasirinkti reikiamą zoną iš sąrašo arba naudotis patogia patariamąją automatinio zonos nustatymo funkciją. Jei užsakai paslaugą trumpąją žinutę, joje įrašyk reikiamos zonos pirmąją raidę. Užsakytą paslaugą galėsi bet kada nutraukti ir mokėsi tik tiek, kiek stovėjai. M-Parking sistemoje rasi visą informaciją apie rinkliavos zonų tarifus ir jų galiojimo laiką, bei gausi priminimus apie užsakytas paslaugas. Pastatęs automobilį būk ramus, nes programėlės lango kampe visada matysi aktyvių užsakymų skaičių, trukmę ir mokėjimo sumą. Be to, išsamią informaciją apie mokėjimus galėsi peržiūrėti prisijungęs prie savitarnos svetainės internetu. Patogu, ar ne? Taigi, kol tavo automobilis dar neišmanus, naudokis mobiliąją mokėjimo už automobilio stovėjimą sistemą.